Sveiki visi, jūs esate CryptoArtikai YouTube kanale ir šiandien trumpai noriu pakalbėti apie rinką, kaip rinka formuoja štai šitas žvakės, kaip rinka veikia ir kodėl mes turime žalias arba raudonas žvakės. Pas mane dabar matote baltas ir tamsiai pilkas žvakės, tai mes pakalbėsime, kodėl būtent yra formuojama štai tokios žvakės, kodėl mes turime štai tokius spaikus ir šiaip kaip veikia pati rinka. Pasistengsiu paaiškinti kuo paprasčiau, kad kiekvienas iš jūsų suprastų pačią esmę, kaip rinka veikia. Pradėkime nuo to, kad mes galime naudoti įvairius timeframe'us. Čia yra 4 valandų timeframe grafikas ir aš noriu pasakyti, kad štai šita viena žvakė atvaizduoja mum per paskutinės 4 valandas, kaip kaina judėjo. Ir įsivaizduokime, kad mūsų žvakė atsidarė štai čia ir per šitą laiką, tarkim per 4 valandas, jinai judėjo įvairiai, tai buvo į apačią, buvo į viršų ir štai čia jinai užsidarė. Ir mes štai čia turime žvakės kūną ir kur kaina yra aukščiau ir žemiau, tai čia pas mus yra spaikai ir daugmaž mes turime štai tokią žvakę. Tai gali būti įvairių žvakių, matome, kad čia yra spaikas didesnis, čia gali būti mažesnis, kai kur išvis beveik jo nėra. Greitai mes perėsime prie order booko ir aš jums pasitengsiu paaiškinti, kodėl mes turime raudonas arba žalias žvakes. Dabar trumpai pakalbėkime apie tai, kad tarkim mes turime kažkokią monetą, jinai kainuoja $1 ir tarkime čia yra jos pradinis taškas ir kaina ėjo į viršų ir štai čia pradėjo kristi. Ir kiti prekiautojai supranta, kad štai čia buvo daug pirkimų, nes kaina ėjo į viršų ir kai krito mes kažkur štai čia sudarome palaikymo levelį, nes čia kiti prekiautojai ieško galimybės ir supranta, kad kainai nueiti iki ten, kur jinai buvo, reikia, kad visi prieš tai esantys prekiautojai, kurie štai čia atsidarė long pozicijos, tai kitaip sakant, tiesiog pirko šitą monetą, reikia, kad jie visi parduotų, kad vėl kaina būtų štai čia. Tai štai čia galimai dalį savo pozicijos kažkas fiksavo, bet ateina kiti prekiautojai ir bando dar pagauti atšokimą ir kainą stumti į viršų. Tai čia pas mus susidaro pasipriešinimo levelis ir kai kaina štai čia gauna atšokimą, nueina iki sekančio pasipriešinimo levelio, kiti prekiautojai irgi žino, kas yra techninė analizė, naudoja ir štai čia bando fiksuoti savo poziciją ir jeigu šitoje vietoje yra mažiau pirkėjų nei pardavėjų, mes matome rejectą. Taip pat čia galim pasakyti, kad čia yra double top arba dar kažkoks kitas modelis, apie tai mes dar šiek tiek pakalbėsime. Ir trumpai tariant, tiesiog kai kaina yra štai šita vieta, tai mes galime sakyti, kad čia yra per brangu ir mes nepirksime. Čia galim pateikti labai paprastą pavyzdį. Jūs nueinate į turgų, norite nusipirkti arbūzą ir jūs žiūrite, kur jūs galite rasti pigiau. Tai tarkim, jūs randate arbūzą už €1 ir jūs vėliau bandote jį parduoti brangiau. Ir tai yra tiesiog labai paprastas principas, kuo yra daugiau pasiūlos, bet nėra prekiautojų, to yra pigiau ir kuo yra daugiau paklausos, to kaina aišku yra brangesnė, nes visi domisi šitų dalykų, visi jo nori ir gali sumokėti brangiau. Tai čia kaip ir viskas aišku, mes galime dabar trumpai pažiūrėti štai šitą pavyzdį ir mes galime nusibrėžyti mūsų potencialų pasipriešinimo levelį štai čia ir aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad kaina eina prie savo potencialaus pasipriešinimo levelio ir štai čia mes galime gauti rejectą. Kodėl taip yra? Žmonės pirko štai čia, kaina ėjo į viršų, tada mes gavome mažą rejectą ir štai čia atsirado naujų pirkėjų, kurie pirko ir kaina stūmė į viršų. Ir visi supranta, kad praeitą kartą čia buvo labai daug pardavimų ir čia pas mus yra potencialus pasipriešinimo levelis ir dabar galimai tiesiog kas pirko štai čia, štai čia, štai čia, jie fiksuos pelną ir jį pasiims ir dėl to mes gausime aišku rejectą ir dar tokie kaip aš supranta, kad čia gali būti rejectas, pasiema short poziciją ir dar labiau daro spaudimą į apačią ir dėl to mes turime tai tokį kritimą. Tai čia yra pavyzdys, kaip tai atrodė, tai aš tiesiog pasidalinau setupų ir mes galime pažiūrėti, kaip jis atidirbo ir matome štai toks yra profitas ir tikrai setupas ir pati logika yra aktuali ir jinai veikia. Dabar keliaukime į kriptovaliutų biržą, tai čia yra VEX kriptovaliutų birža ir trumpai pakalbėkime, kas tas yra order bookas, jis yra štai čia. Tai trumpai tariant, tai čia kur yra raudona spalva, tai mes turime pardavimus, kur yra žalia spalva, mes turime pirkimus. Ir jeigu aš noriu atsidaryti
padaryti sandorį ir man tenkina štai šitą kainą, tai aš galiu pasiimti pagal dabartinę kainą, paspaudęs market, pasirinkęs leverage ir tarkim noriu atidaryti poziciją su $1000 ir spaudžiu open long poziciją. Ir aš atsidariau sandorį. Dabar klausimas, pagal kokią kainą aš atsidariau sandorį, kai spaudžiu market order. Tai aš atsidariau sandorį pagal štai šitą paskutinę kainą ir aš tiesiog pasiėmu pagal rinkos kainą ir tikiuosi, kad ateityje kaina šiek tiek pakils ir aš aišku parduosiu. Taip pat noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką, kad yra toks žodis kaip likvidumas ir jeigu čia yra mažai likvidumo, jūs galite atsidaryti su $100 pozicija ir jūs jau galite stumti kainą į viršų. Bet čia verta paminėti, kad čia bus labai didelis spredas, tai reiškia, tarkim, moneta yra labai mažai volatili, neturi labai daug likvidumo ir čia mes galime matyti, kad mes galime nupirkti po $1, o parduoti, tarkim, po 95 centus. Tai reiškia, kuo yra mažiau likvidumo, tuo yra didesnis tas spredas ir mes tiesiog, kai jau atsidarome sandorį, mes iškart esame minuse, bet jūs turite suprasti, kad kuo yra mažiau likvidumo, tuo yra lengviau kainą stumti į viršų, atitinkamai, jeigu jūs darote didelį pardavimą, jūs taip pat kainą stumėte į apačią. Tai tarkim, dabar aš noriu uždaryti savo sandorį ir aš noriu uždaryti pagal dabartinę kainą, spaudžiu ir aš uždariau pagal šitą kainą, kuri buvo tuo metu čia. Jeigu mes naudosime limit orderį, tai tarkim, aš noriu atsidaryti poziciją su $1000 ir tarkim, noriu atsidaryti pagal štai tokią kainą, spaudžiu mygtuką open long ir mes pamatysime, kad štai čia atsirado mano limit orderis. Tai reiškia, kai aš naudoju limit orderius, aš į order booką įdedu savo limit orderį ir kai bus kaina atitinkanti mano limit orderį, jinai bus įvykdyta. Jeigu mes naudojame market orderį, tai mes nededam mūsų orderių į order booką, o mes tiesiog pasiemam ir įvykdom jau esančius orderius. Jeigu, tarkim, jūs norite nusipirkti monetą pagal $1 ir, tarkim, jūs norite nupirkti 100 monetų arba ten už $1000 kažkokių, tai jūs turite žiūrėti, tai čia ar yra tiek likvidumo, nes galimai čia nebus tiek likvidumo ir tiesiog jūs gausite šiek tiek blogesnę kainą, nes jūs surinksite ne vieną eilutę, o tarkim 3-4 eilutės ir jūs gausite tiesiog tą vidutinį entry tašką. Tai čia mes galime tiesiog matyti, kur ir kokie yra pirkimai, kiek monetų nori nupirkti, kiek nori parduoti ir jeigu mes, tarkim, atsidarysime kažkokį bitkoino grafiką, tai mes pamatysime, kad čia yra žymiai daugiau likvidumo, čia jau vaikščios tiesiog milijonai ir čia jau reikia didesnių sumų, kad jūs galėtume stumti kainą atitinkamai į viršų arba į apačią. Kur yra volatilumas mažas, tai jūs net ir su $100 porą procentų tikrai galite tą kainą pastumti. Tai čia yra labai paprastas principas, čia yra paklausos ir pasiūlos principas. Jeigu yra kažkoks hypas, jeigu yra labai gera reklama arba labai gerai išreklamavo projektą, tai reiškia, kad labai daug žmonių nori įsigyti šio projekto monetą ir jie nori pirkti pagal dabartinę kainą ir aišku, tokiu būdu jie tiesiog stumsta kainą į viršų ir bet kokiu atveju vėliau jie pradės fiksuotis ir tada mes matome, kad kaina kažkiek gali pakristi ir tokiu būdu formuoja tiesiog tam tikras bangas ir kaip minėjau jau daug kartų, rinka dėl to juda bangom ir mes galime tas bangas skaičiuoti ir žiūrėti, koks yra trendas, ar didėjantis, ar mažėjantis. Ir būtent iš order booko mes gauname štai tokius judėjimus, kuo yra daugiau pirkimų, tai aišku, kad kaina eis į viršų, kuo yra daugiau pardavimų, tai kaina atitinkamai eis į apačią. Tai galime grįžti prie grafiko ir dar trumpai noriu pasakyti, kad jūs, tarkim, matėte, kad štai šita moneta jau pakilo 140% ir negali tai būti, kad jinai tiesiog dar eis aukščiau. Tai tarkim, mes turime dabar štai tokį vaizdą, mes galime nusibražyti štai čia levelį ir mes suprantame, kad kai kaina nueis iki šito palaikymo levelio, jį matys ir kiti prekiautojai ir jie irgi galvos, kad štai čia galimas atšokimas, nes čia yra pakankamai stipri zona rinko, tai yra levelis ir pagal šitą kainą gali atsirasti daugiau pirkėjų ir tai aišku yra atšokimas ir priklausomai kiek tų pirkėjų bus, kuo daugiau bus pirkėjų, to bus ir stipresnis atšokimas. Na ir lygiai taip pat, kai kaina nueis štai čia, galimai kažkas čia buvo atsidarę short poziciją kaip aš ir bando kainą tempti iki pat palaikymo levelio, tai jie užsidaro savo short poziciją, tai yra lygų atitinkamai kas pirkimas, kiti žmonės perka ir dėl to mes galime matyti tolimesnį impulsą į viršų. Tikiuosi video buvo naudingas, supratę esmę. Jeigu turite kažkokių klausimų,
tai drąsiai klauskite, rašykite savo mintys komentarę, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką, bei aišku, jeigu jūs norite prekiauti arba pradėti, aš rekomenduoju susikurti paskirą Vext kriptovaliutų biržą, naudokite mūsų registracijos nuorodą ir gausite daug įvairiausių bonusų ir taip pat po vienos dienos registracijos jūs gausite VIP2 statusą. Iki greito.